Atrodo, kai iš vidaus spaudžia, čia sprogs viskas. Šilumos. Normaliai. Aš tai sergu, šiandien nemyniau. Vismo šiandien biškį mynė. Kiek tu myniai? Valandą. Pažiūrėkit, kokio pukavyko jisai prie 22 laipsnių vaikšto. Ir aš totaliai turim pasigavę gripą. Aš tik žiauriai pasigavęs. Vismė biškį mažiau. Tai jisai vėliau pradėjo sirgti, jisai vėliau susirgs. Ką tu norėjai, sakei? Pizzos nori? Nu, kažką noriu skanaus, nežinau. Okei. Nu, pasiėmė. Čia nesėdam, čia nešvaru. Sėdam. Okei, gracias. Va, čia atsisėdam. Vienas nematom, nes čia yra rekordą. Baisiai valgyti nenorim. Nenorim, ne. Tai pasiėmėm vieną per pusę. Valgyti, nevalgyti. Atrodo neblogai. Apetito nėra. Tada nesąmonė valgyti. Ne, bet reikia valgyti. Gausiai visko atrodo, ne? Nu, aš tokia rimtesnė įėmiau, pamačiau tokio. Vidury šaltas. Ne? Nu, mėsas nekidėjau. Kiek čia gardumynų, dėkšų. O čia tai daugiausiai man patinka, o čia. Šakės, kokie grožiai. Guliu visą dieną, nekylu. Lyg ir atrodė geriau buvo, bet skauda galva, kad negaliu net pajudėti. Vos tik atsigaliu, atrodo, kai iš vidaus spaudžia, čia sprogs viskas. Negaliu nei atsikosėt. Atsikėliau, tiksliau pažadino. Galva niekiek nepraėjo. Mergaitės padarė valgyti, atnešė į kambariuką. Va, didelis ačiū joms, kad rūpinasi. Nors apetito nėra, bet sakė, reikia valgyti. Vismė irgi va tenais. Valiuojas. Biškį tau biškį geriau, ne? Man biškį geriau negu Edgai, man neplyšta galva, bet man 3,7 temperatūros, tai kaip ir nėra riba, o pas Edgariuką 3,6. Normali temperatūra. Jo, Jo, jis atsisėdo ten, kad matytų Adrianos kortas. aš da taip atsigulsiu. Bet žiūrėk, mus keturiesi, o tik 3 Ką dešrelis. Hebra daro, kai serga? Uno žaidžia. Kiek kortų? Po 7, man atrodo. Po 7, ja? Okei. Septynios. Tanta mums, kad bus labai labai smagu. Aš 4 dienas niekur nevažiavau, nes realiai sirgau. Tai dabar pirmą sykį normaliai pakilau iš lovos ir pajutau, kad nebeskauda galva. Tai kaip tyčia atėjo Pavel ir sako, kas nori eiti į haiką. O bliamo, galvoju, metas biškį prasikrūtinti, tai staigiai šokau į rūbus, kedus. Pasiėmiau droną, pasiėmiau kamerą ir varom pahaikinti. Taip pat nesu čia haikinęs, nes tai bus kažkas naujo. Ir to pačiu kažkokio kontento pakurti, nes nevažiuoju. 2 dienas vis dar važiavot, ar ne? Jo. 3 dienas, o vakar važiavote. Taip, važiavom, tai kiekvieną dieną važiavom. 3 dienas aš tai ne. Tai iš 3, šiandien 4 dieną, aš kai jau ir nevažiuoju ir guliu lovoj. Tai va, jau dabar šiandien 4 dienoje jau biškį pagerėjo. Nosis dar užkritus, gerklė dar maudžia, bet esmė yra, kad pradėjo galvą skaudėti. Tiek skaudėdavo, kad aš negalėdavau pajudėti. Gera. Biškį apibakinta, parūdys, turbūt nelabai naudojama. Bet anyway, geras. Dar karutis viduj. Tai matyt dar važiuoja gal su ja. Renault 4 GTL. Faini, nice. Crazy mašiniukas. Langas kaip įdomiai atsidaro. Ir 2 dalis, matyt,
Dalis atsistumė, dalis gal ne, tas nenusileidžia, tas tik atsistumė į priekį ir viskas. Tai čia irgi tik pasistumė, sėdynė. Ok, čia kažkur mes vaisim. Nežinau, ar čia pagal tą šeipą. Na, tai žodžiu, pasivaikščiosim, nes mums dar liko kažkur, ne, apie 12 km eiti. Nu, kažkur tiek. Va, tokiais dar neklaimbinės. Reik biškį saugot kojas, kad neišsisukinė. Nelabai įsitikinę esam, ar teisingai einam. Bandom žiūrėti navigaciją. Bet panašu, kad takas čia ir eina, va. Negaliu atsidžiaugti. Namelis kalnuose. Praeisim to, pažiūrėsim, nežinom, čia tikis ar nepaklydom. Bet ne gal. Geriau, tai čia va takas ir eina. A čia tiesiog sodas gal. Kita, nebūk asilas atencijo, nesiliesk prie elektrinio piemenio. Ant kalnų tokia strobelė. Bet va užkaltai langai, na reiškia, negyvena jau čia. Gal atvyksta kažkas prižiūrėti. Mes į Pedriguero dar nesileidžiam, varom tenais. Mūsų laukia dar 208 metrų pakilimo. Pakilsim galutinai, kiek sakei, 480 metrų, ne? Jo, tai mūsų laukia dar viršukalnė, mes dar... Gerai suprantu, Vigne de Blanche. Čia auginamos vynogės. Vynui, baltajam vynui, Blanche. Ok. Čia yra vynogynai. Atsiveria. Tokių betonuotų gravelių. Nusileisti. Va ten. Tai va. Čia ir einam. Prasideda klaimbas. Nežinau, ar matosi. Kaiminė kalnų ožių nubėga. Iki viršūnės, man atrodo, nebedaug liko. Treilas jau suko žemyn. Bet sakom, davai dar palipam aukštyn. Higienas. Viskas čia jau topas bus. Čia nelabai yra kur lipti. Juhu! Eina savo. Įspūdinga, įspūdinga. Leidžiamės pamažu žemyn. Oras gal čiut atvėso. Čia kažkas įdomaus. Ką čia turim? Šulinys, ne? Ole, 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 ole. Virvė. Jo. Aha. Vanduo. Geras. Ai, bet kibiro nėra. Dar vienas tiesiog nuostabus kampelis. Palei kurį leidžiamės. Treilas eina va čia, šlaitu ir leisime žemyn. Ir kažkur ten už tos kalvelės. Va čia yra miestelis ir už jo ant šlaito yra mūsų jau šitą nusileidimai visada yra rizikingiausi. Ne rizikingiausi, bet reikia labiausiai saugotis, didesnė tikimybė paslysti nei lipant į viršų. Hola. 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 Hola.
prieš tą kelią, kad tu kai vairavai važiavom, ar ne? Gal, nežinau. Čia senas tiltas. Istorija. Jo. Va. Senas tiltukas. Pereisim per jį. Kaip jis atrodo? O va taip atrodo. Viskas kulniuojam link namų. Liko kilometras gal su trupučiu. Ir dabar žiauriai smagu matyti treilą iš kitos pusės. O ten iš viršaus nusileidom. Palei tos kalvagubrius čia zigzagavom ir žemyn. Tada ana pusė, palei tos namus. Ir ten apačioje perėjom gatvę ir kylam atgal. Tai čia dar nedidelis kalniukas. Ir už to kalniuko jau mūsų vila. Super! Yes! Visą laiką išvengiam lietaus. Išeinant čiučiut pakrapėjo ir grįžtant. Vos pasivijo lietus, o kalnuose visiškai nebuvo. Po dangoraižį jau kažkokia stovi. Nuvažiuosim į pajūrį, kur mamytės neprižiūri tėvų. Tomku, nuvažiuosim į pajūrį. Kur mamytas neprižiūri tėvų. Nu, žodžiu, čia yra flamingų. Va ten toli. Čia tai rimtas aparatas. Super. Kaip chebrytė po 2 savaičių jaučiat, kad šiandien paskutinis raidas? Nu, tai jaučiasi, aišku. Tai aišku, kur tau nesijaus. Testą tu geriau filmuoji. Kaip? Testą geriau filmuoji. Tai pafilmuosimės tą testą, pafilmuosimės, nesijaudinkit, pažiūrėsim, kokie rezultatai. Sportininkas, nu, po 2 savaičių, ką nors įdomaus. Raumenai užaugo, į šortus nebetelpa. Labai nutyla mūsų kaime, nebefilmuoja ten su kamerom kažkokie. Taip. Nieko nebėra. Kaučiui tiesiog dėmesio trūksta. Nu, tek to. Štalčius iškrito visą aštriausią peilį. Liko tik šaukštai. Nu, pusrytukai. Ryžių košė. Eik, gerai. Man patinka ryžių košė. Ačiū. Šaunam malto dekstrino, angliavandeniai, dedu grinus be jokių skonių, man kaip geriausiai yra 60 gramų girtuvo, tai yra 60 gramų valandai, tiekit. Lasterondė, ne? Pasiruošę paskutiniam raidui. Hop, 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 hop. Miname link Valdebo perėjos, pakilimo ir čia jau kyla viršų, filmavo treneris. Aš pamiršau įjungti kamerą, buvau susikoncentravęs, kaip reikės paskirstyti jėgas, o jėgų prireikė nemažai. Trenerio paskatinimai tikrai padėjo įveikti save ir viršukalnę, ko pasako viršui minus, kaip vėliau pažiūrėjau statistiką, pasiekiau 318 W FTP, tai apie pusę valandos laikiau tokį vidutinį pajėgumą, o čia jau galit matyti, kaip aš leidžiasi žemyn, oras apniukęs, buvo gana vėsu, drėgna, taigi nebuvo labai smagu leistis, plus asfaltas gali būti slidus, tad per daug neskubėjau ir pamažu nusileidau į apačią. Nu, pažiūrėkit, ką turiu. 17 W vismiukai, pitačiokas. Man rašo, kad 343. Nu, bet šiandien netikėtina, aš taip galvočiau apie 30, 300 turėtų būti. O tai tada mano vis tiek 200. O ką aš to sakiau, kad bus už 900. Ir padarysim mini testuką, kaip atrodo testas užvažiavus su Ford Puma. Atlaiko, ne. Taip. Yeah.
Lemba? Nu, neišgyveno. Įsivaizduokit, jeigu čia būtų Jono galva. O čia tai geras. Viskas. Kambariai jau sutvarkyti, paruošti atiduoti. Jau mes čia nieko nedarysim, paliksim naujiems svečiams. Ate, laukiam išvažiavimo, už 15 minučių pajudėsim link oro uosto. Nu, hebrytė, reportažiukas ant išvažiavimo. Ai, čia visi išsilakstė. Visi išsilakstė, bėgi. Nu, reikia ir nufilmuoti, tai net nepateko pagrindinis veikėjas. Sakė, ne. Ne, sakė, ne. Sako, kur tu įsiršiai? Jis sakė, aš kalbėjau su Gabė, sakė, lieka tik tie, kas turi pinigų. Aš neturiu, tai aš važiuoju namo. Tai aš ir neturiu. Davai. Palelekinti. Nepalelėkit. Iki. Davai. O, sudėjimo važiuoja, Jonas važiuoja, Ramas atvažiuos, visi atvažiuos. Davai, iki. Davai, Dainiuk, dar sėki. Jau sėki sumušom, dar sėki sumušom. Sveiki sugrįžę į žiemą. Lemba vis tiek jaučias, kad žiema, ne? Rytoj bus geriau. Sakai? Aš abejoju. Viskas, aš Vilniuje, mašina pastatyta, sėkmingai grįžom iš Kauno, pėdinu į namus, stovykla baigėsi ir reportažai baigėsi. Iki kitų pasimatymų.